Parodys, kaip į TikTok Live studiją pridėt audio playerį. Jie va taip jis atrodo. Einam į svetainę, spaudžiam čia. Twitch'as arba Google'as, aš per Twitch'ą. Profilis, mums va šita skiltis reikalinga pagrindinė. Spaudžiam čia. Čia nusistatot arba Spotify, arba YouTube'ą. Kaip nusistatyt, spaudžiat čia ir va čia yra video. Viskas parodyta, kaip nusistato. Čia per OBS studiją nustatymas, principas tas pat. Ir TikTok Live studijai. Biški kitaip, tiesiog. Taip, čia nukopijav. Oi. Kopijuojam šitą. Čia galit spalvą keisti apačioj. Taimeriai yra. Ir dar va tokie nustatymai. Taip. O aš va šitos parodysiu. Ir taip, sumažinam. Šitą išjungiam. Spaudžiam čia. Spaudžiam šitą. Dedam Ctrl V. Va, atsirado šiandien. Galim padidinti, kad geriau matytųsi. Kad nejudėtų, spynelę uždedam. Dabar judėti negali. Taip, šiandien. Spaudžiam. Dizainas. Pirmas toks, antras. A jie skiriasi nelabai, man atrodo. Trečias apvalus ir juda. Ir va čia dar galima spalvą keisti. Pavyzdžiui, čia spaudžiat, apačioj keičiasi spalva. Bet aš naudoju pilką, nes prie overlėjo man tinka. Va šitą. Taip, gerai. To eina antras, va toks. Apvalus taip atrodo. Trečias, va toks. Ir paskutinis, va taip atrodo. Šitą atjungiam. Va taip. Apple. Arba iš vis galit atjungti. O tik pavadinimas bus. Galit spalvą pasikeisti, jeigu norit apačioj. O paskutinis mokamas. Taip, čia pajungit Spotify'ų, galit Discord'ą prisijungti ir YouTube'as. Čia paremti galit už 5 arba kaip jūs patys norit.